Sveiki atvykę į Fredą. Tam, kad jūsų turas praeitų sklandžiai, kviečiame susipažinti su mūsų vidaus saugos taisyklėmis. Visi įmonės svečiai gauna elektroninės praėjimo ir saugos reikalavimų korteles su evakuaciniu planu. Saugokite ir naudokite šias korteles viso vizito įmonėje metu. Po Fredos teritoriją jūs lydės įmonės darbuotojas, kuris dėvės specialią liemenę su Freda užrašu nugaroje. Įsidėmėkite savo lydintįjį asmenį ir laikykitės kartu. Įmonės teritorijoje būtina dėvėti gero matomumo svečio liemenę, o einant į gamybos ir sandėlio patalpas dėvėti apsauginius batus bei klausos apsaugas arba ausines. Sandėlio patalpose būtina užsidėti šalmą. Mūsų įmonėje draudžiama fotografuoti, o dėl jūsų saugumo gamybos ir sandėlio zonose prašome nesinaudoti mobiliais telefonais. Mes laikomės nulinės tolerancijos alkoholiui politikos, o rūkyti galima tik tam skirtose pažymėtose vietose. Mūsų kompanija rūšiuoja atliekas, todėl prašome šiukšles mesti tik į atitinkamus šiukšlių konteinerius. Gamybos patalpose eikite tik geltonai pažymėtais takais. Saugokitės judančių transporto priemonių. Kirsti autokrautuvų kelią galima tik specialiai pažymėtose perėjose, prieš tai apsidairius. Atkreipkite dėmesį, kad važiuojamojoje dalyje įrengta infrastruktūra mūsų transportui yra iškili, tad neužkliūkite už jos. Jeigu reikia praeiti per rytininių transporterių įrangą, eikite tik per saugius, specialiai pažymėtus perlipimus. Lipdami laiptais laikykitės už turėklų. Vaikščiodami tarp gamybos įrenginių, saugokitės besisukančių mechanizmų, kurie gali sužaloti. Būkite atidūs. Įsidėmėkite šios ženklus. Į jais pažymėtas teritorijas eiti draudžiama. Jeigu vizito metu pastebėsite kilusi gaisrą, apie tai pirmiausiai informuokite jūs lydintį asmenį. Paspauskite artimiausią gaisro pavojaus mygtuką ir paskambinkite 112. Prasidėjus evakuacijai, vadovaukitės evakuacijos planu iš saugos kortelės ir šviečiančiais išėjimo ženklais. Visiems asmenims būtina susirinkti pažymėtoje evakuacijos susirinkimo vietoje ir užsiregistruoti. Blogai pasijutus ar įvykus incidentui, pirmiausiai apie tai informuokite jūs lydintį asmenį. Apie reikalingą pagalbą informuokite įmonės medicinos darbuotoją savo saugos kortelėje nurodytų numeriu. Įmonės teritorijoje ir vidaus patalpose laikykitės bendrų KET taisyklių. Vadovaukitės nurodomaisiais ir įspėjamaisiais ženklais. Gautas svečio ir saugos korteles, liemenę ir apsauginius batus grąžinkite lydinčiajam asmeniui arba palikite apsaugos poste. Ačiū už dėmesį. Linkime įdomios viešnagės.